Nemeilė tai, kada negalima trukdyti, kalbėti, juoktis arba lysti su savo apkabinimais. Negalima pasakoti savo pergyvenimų, tai kvailystės, o ne pergyvenimai. Negalima nieko prašyti, reikia suprasti, kad dabar išvis kam tau tai. Negalima tikėtis pagalbos. Suaugę žmonės turi patys susidoroti, netgi jei jiems 5 metai, tai juk solidus amžius, o jei 30, tai išvis senatvė. Ir nėra ko tai puoštis tokiame garbiame amžiuje. Nemeilė, kai nelabai bara, bet ir negiria, nepastebi. Kai nepatogu valgyti prie artimo žmogaus, jis gali pasakyti, kad tu daug valgai, o tavo paruoštą maistą žmogus suvalgys ir nieko nepasakys, nepastebės pastangų, kai tu susitvarkysi ir pamerksi vazoje gėlyčių. Jis nepastebės. Nemeilė, kai nieko negalima, kada erzini, trukdai, lendi, paistai nesąmonės, sprogdini smegenis, sėdėk tyliai kamputį ir lauk, kol tave išves pasivaikščioti, išnekauk, nezysk, nežliunk, sėdėk ramiai ir lauk, kai neužstoji ir sako pati kalta. Tai nemeilė. Kai nieko nedovanoja, nemeilė. Kai gaila pinigų, tai kartais dar blogiau. Todėl, kad nekenčia dėl kažko, pavyzdžiui, iš pavydo, ir galima išeiti arba duoti gražos, o nemyli tiesiog šiaip savo, nors sako, taip, aš tave myliu. Tik atsikabink, vėl tu su savo. Tai ir yra nemeilė, ir nuo jos miršta ypač senukai, vaikai ir šunys, ir suaugę žmonės, kurie bejėgiai ir jautrus. Nemeilė daro žmogų druviu, nerangiu, uždaru ir negražiu. Jis bijo viską sutrukdyti, viską suerzinti. Čia nieko nepadarysi. Jeigu yra jėgų, reikia išeiti, nors ir su ryšulėliu ant lazdos, arba nors aiškiai suprasti, tai nemeilė.